Ja. Sveiki vaikai, šiandienos tema taisyklingosios ir netaisyklingosios paprastos trupmenos. Gerai, mes galbūt jau kažką girdėjom, bet tikrai dar vienas kitas gal vaikas tik tai žino, bet trupmenos. Trupmenos tai yra tie patys skaičiai, tik tai užrašyti patogių mums supratimui būdu. Tarkim, jeigu aš rašau 4 dalint iš 2, aš žinau, kad tai yra 2. Atsakymas 2. Gerai. Bet ašgi galiu užrašyti ir kitaip tą dalybą. Jeigu, galiu parašyti 4 dalint iš 2. Aš galiu va taip parašyti. Ir tai irgi yra 2. Gerai, dalybos veiksmas užrašomas įvairiai. Knygose ir vadovėliuose dalybos veiksmas gali būti 2 taškiukai. Gali būti 2 taškiukai su pagaliuku per vidurį. Tikrai tokį matėt kažkada. Dalybos veiksmas yra toksai slešas, jeigu žinot. Ir galiausiai dalybos veiksmas yra šitas mūsų veiksmas, šitas pagaliukas, jis yra dalyba. Irgi tuo pat metu. Trupmena yra tuo pat metu ir dalyba, ir skaičius. Gerai, kitaip paklausiu. Ar čia yra skaičius? Taip yra skaičius. 2 yra skaičius, visiems aišku. Gerai, o ar tai yra skaičius 4 dalinti iš 2? Kaip ir nėra, bet lygybės ženklą tai mes matome. Tai reiškia, tai, kas yra dešiniai, yra tas pats kaip ir kairiai. Tai galima pasakyti, jeigu labai pritemptai, kad šitas veiksmas irgi yra skaičius. Tik tai vis dar nepabaigtas veiksmas, dar neužbaigtas veiksmas, bet mes žinom, kad tai yra skaičius kažkoks. Tik dabar nežinom, o dabar žinom, kad tai yra 2. Tai šiuo atveju, šita trupmena, kurią aš užrašiau 4 dalinti iš 2, tai yra ir veiksmas vienu metu, dalybos veiksmas, ir vienu metu yra trupmena. Tai kasgi yra trupmena? Trupmena tai yra toks užrašymas, kai vienas skaičius yra viršuj, kitas yra apačioj ir tarp jų yra veiksmas dalyba arba dalybos veiksmas. Gerai, tai bet koks toks užrašymas yra trupmena, tai yra paprastoji trupmena. Gerai, kas yra A? A yra skaitiklis. Jūs jau galbūt kažkada girdėjote. Skaitiklis. Ar skaitiklis. Gerai. Gerai, B yra vardiklis. Gerai, B yra vardiklis. Gerai. Skaitiklis, vis dėlto trumpai. Skaitiklis, vardiklis. Gerai. Skaitiklis saulė, kad būtų prisiminti viršuj, o vardiklis vanduo. Tai yra upelis apačioj. Dažniausiai pradinėse klasėse taip mokina, kad skaitiklis saulė viršuj, vardiklis vanduo, upelis apačioj. Tai kad prisiminti, kas kur yra, nes dažnai vaikai labai painiojasi, kurgi yra skaitiklis, o kur yra vardiklis. Tai gerai, mes žinome dabar, kaip atrodo trupmena paprastoji. Dabar žinome, kas ją sudaro. Ją sudaro sveikieji skaičiai. Žinom, kas yra sveikieji. Tai yra 1, 2, 3 be kablelio, sveikieji skaičiai. Tai A skaitiklis turi būti sveikas skaičius ir B vardiklis irgi turi būti sveikas skaičius. Ar aš galiu parašyti štai tokią trupmeną? Ar aš galiu tokią trupmeną paprastai parašyti? Negaliu. Aš ją galiu pakeisti, jeigu padauginsiu iš 10, aš gausiu 50/30, taip tai skamba, 5/30 yra paprastoji trupmena, tai taip užrašyti negaliu, taip palikti negaliu, savo galiu užsirašyti, kaip tarkim pradžioj skaičiavimo, bet palikti jos tokios kaip atsakymo tikrai negaliu. Čia yra atsakymas geras, 5/30. Ja galima dar suprastinti iš 5, jeigu padalinsiu iš 5, aš gausiu 1/6.
Tai va čia jau galutinis rezultatas, kuris tobulai atrodo, daugiau negalim suprastinti ir tai yra daugiausia suprastinta paprastoji trupmena. Daugiau negaliu suprastinti. Gerai, tai dar kartą, žinom, kas yra trupmena, žinau, kad tai yra vienu metu ir skaičius, ir veiksmas. Gerai, einam prie šito, čia jau aišku. 1/6, ar tai skaičius? Taip, skaičius. 1 dalinti 6, ar tai veiksmas? Veiksmas. Tai šita trupmena vienu metu yra ir veiksmas, ir skaičius vienu metu. Tai gerai, tai skaitiklis ir vardiklis gali būti tik sveikieji skaičiai. Negali būti trupmeniniai skaičiai. Dešimtainiai negali būti skaičiai. Gerai, tai kasgi vadinama taisyklingoji ir netaisyklingoji trupmena. Kaip ir jau supratome, kas yra trupmena, o kom skiriasi taisyklingoji nuo netaisyklingosios. Tai gerai, tai visada, kai A yra mažesnis už B, tai yra taisyklingoji trupmena. Taip rašom, A mažesnis už B yra taisyklingoji trupmena. Taisyklingoji trupmena. Gerai, kaip jinai atrodo taisyklingoji? Tai gali būti, tarkim, 2/3. Tai yra taisyklingoji trupmena. Žiūrėkite, A mažiau už B. Taisyklingoji trupmena. Gerai, o kaip atrodo netaisyklingoji trupmena? Tikriausiai bus atvirkščiai, negu mes turėjom. Tai jeigu A lygų arba daugiau už B, daugiau arba lygų už B, tai bus netaisyklingoji trupmena. Tai tarkim, tai aš tai irgi parašysiu. Netaisyklingoji. Gerai, taip klausk. Visiškai teisingai, tai jeigu bus 4/3, tai bus netaisyklingoji. O gerai, kokia dar netaisyklingoji? Dar yra lygybės ženklas, tai reiškia, gali būti, tarkim, 5/5 irgi yra netaisyklingoji trupmena. O kam lygus 5/5, pagalvojam, tai yra dalyba, 5 dalinti iš 5 yra 1. Taigi visi skaičiai 3, 4, 5, 8, 10, tai yra netaisyklingos trupmenos, kaip ir 4/3, ten 5/2, 10/3, 11/6, visos yra netaisyklingos trupmenos. O taisyklingos, kai skaitiklis mažesnis už vardiklį. Taip. Jeigu yra, pavyzdžiui, 17/17, tai čia bus netaisyklingoji. 17/17, tai yra irgi 1, tai jinai atitinka netaisyklingos trupmenos pavydalui. Taip. Gerai. Viskas, nežinau, daugiau lyg tai paminėjau, kad tai yra ir veiksmas, ir skaičius vienu metu. Kuom skiriasi A nuo B, skaitiklis, vardiklis, saulė, vanduo. Taisyklingoji, kai yra viršus mažesnis už apačią. Netaisyklingoji, kai yra lygu arba viršus didesnis už apačią. Ar turim klausimų? Gerai, ačiū.